Tai sveiki visi, su jumis Kiurim Janso iš Tom Janso kanalo ir šiandien aš jums parodysiu, kaip padaryti papūgą iš Lego kaladėlių. Taigi, kokių jums reikės detalių. Taigi, jums reikės dviejų tokių baltų detalių. Jos atrodo kaip kojos kažkokios. Dviejų jų tokių reikės. Vienos juodos detalės, štai tokios, kur kiekvienoj pusėje yra šitie. Ir štai taip. Vieno reikės juodo. Tada vieno tokio. Vieno blokelio. Tai yra vieno to taškelio, ne taškelio, bet apvalaus to dalyko. Dviejų štai tokių. Vieno irgi tokio rutuliuko. Tada oranžinio vieno kaip kojytė. Vieno tokio mažo geltono ir tokio balto. Tai va. Gerai. Ir nuo ko pradedam? Paimam šitą detalę ir po ją padedam geltoną. Taigi, kaip matote, tada mums reikės šito vieno tokio ir uždedam štai čia, štai taip, o tą vat lygų ant kitos pusės. Štai kaip atrodo iš šono. Tada siemam šitos ir uždedam jas čia. Štai taip. Ir taip pat ant kitą. Štai kaip atrodo. Lyg su sparnais būtų, palabiškai pakeliam. Nu va. Ir tada uždedam baltą ant viršaus. Ir padedam šitą. Štai čia. Galim biškai pasukti, kad galva būtų kita. Ir šitą paimam. Paskutinę detalę. Ir uždedam jam ant štai. Ir štai jūsų nuosava šitą žuvėdrą. Dabar galime mes ją uždėti ant mūsų palmės. Nu štai. Kaip atrodo. Na, ir ačiū, kad žiūrėjote mano video. Iki. Nepamirškit pasubscribinti mano kanalui. Ir jeigu netingit, palikit laiką. Iki.